Labą dieną. Dar norėjau pakalbėti, kaip praeitame buvusiame video kalbėjau apie pabėgėlius. Tai imigrantai, kaip jie tenai vadinas, bet norėjau pasakyti, kad turėjau menyje tie, kur iš užsienio plaukia laivais, tie pabėgėliai imigrantai, kurie plaukia laivais, apie tuos kalbėjau. O ne apie karo pabėgėliai, tai jau yra kitas dalykas. Ten žmonės, kur bėga, neturi išeities, jie bėga nuo karo, bėga nuo karo, nes jiems nėra kitos išeities, tai čia jau pabėgėliai, tuos pabėgėlius tai turėtume priimti. Nes jie bėga nuo karo, jiems nėra kitos išeities, ten labai blogai, jie nori išsaugoti savo gyvybę, savo vaikų gyvybę, tai čia jau pasilikti ar bėgti, čia jau nėra joks patriotizmas, kad tu pasilieki tenai ir, kaip sakyti, bet jie nori išsaugoti savo vaikų gyvenimą, tai čia yra jau kitas dalykas tie pabėgėliai. O patriotizmas kaip mes anksčiau žiūrėdavom, nors ir ne tie laikai būdavo, žiūrėdavom labai gerus kinus, kaip grūdinasi plienas, nors buvo ir kiti laikai, kaip grūdinosi plienas, kur Čegino komjaunuoliai buvo, statė geležinkelį ir jie kovojo už savo tėvynę ir nesvarbu kokia buvo tėvynė, Rusija, Lietuva ar Ukraina, bet jie už savo tėvynę kovojo ir mes maži vaikai priglūdę prie ekranų žiūrėjom tokius kinus. Tačiau, nes nebuvo kitokių ir nerodė kinų. Arba, pavyzdžiui, rodė kinus apie karą, apie Marytę Melnikaitę, kuri sakė, kankinkit budeliai narsiau, draugų jums neišduosiu, čia mano žemė Lietuva, drebėkit atėjūnai, tebūnat. Ir tokius kinus rodė, ji iš tikrųjų gyveno ten, Panevėžy, pasakojo viena močiutė, ji iš tikrųjų gyveno. Tokia ją pažino, tokia stambi, bet, kaip sakyt, ji bėgiojo ten į miškus pas savo berniuką turėjo, nešė jam maisto, bet ji, kaip sakyti, pažino jos šeimą, bet, kaip sakyti, per kinus kinai yra idealizuoti šiek tiek, su idealizuotais veikėjais, pagrindiniais veikėjais, gal ir kiek gražiau, bet tačiau mažiem vaikam tikrai buvo ugdoma patriotizmas. O dabar šiais laikais kas yra ugdoma, kokius kinus žiūri vaikai per televizorių, vien tik žudynės, ten kaip moteris kankina vyrai, aš tai negaliu tokių kinų žiūrėti net, kaip moteris kankina, kaip išveža į sekso vergyją, kaip jas ten muša, kaip su peiliais badosi, kokie kinai rodomi ir kas rodomi ir iš kur nori dabar tas patriotizmas, kad būtų, kaip auklėja, kaip sakyt, ne vien šeima turi auklėti, bet taip pat turi auklėti ir visuomenė, ir valdžia, kokie kinai rodomi, kokie tenai dabar vaikučiam kinai, Simpsonai, kokie ten kinai, kas ten tokie babukai, kas ten žmonės, kas ten, aš tai negaliu net žiūrėti tokių filmukų. Anksčiau rodydavo, gėris būdavo blogis, gėris visuomet nugalėdavo, jeigu našlaitė skriaudė pamotė, gėris visuomet nugalėdavo ir gėris ir blogis būdavo susipažinti su gėriu, kas yra gėris, kas yra blogis, o dabar viskas sumalama, kokie tenai Simpsonai vaikučiam kinai, net gėda žiūrėti tokius kinus, kur tas patriotizmas ugdomas ir dabar taip staigiai paimti ir pasakyti, kad mes dabar būkim patriotai, tai žinokit labai juokinga yra. Ačiū už dėmesį, tiek norėjau pasakyti.